Labadiena, sveikos atvykusios į 7-ąją Luna programos treniruotę skirtą 17 mėnesinių ciklo dienai. Šiandieną judinsime aktyviai visą kūną. Laukia 3 supersetai, naudosime jiems svarelius, dirbame laikui. 50 sekundžių darbas, 20 sekundžių poilsis. Griebiame vandens, aš statau laikmetį ir važiuojam. Pirmasis pratimas – užtaisytas ginklas plus svorio pertraukimas. Atsispaudimo padėtis, leidžiame žemynį pritupimą, grįžtame į atsispaudimų padėtį ir traukime svarelį iš vieno kilimėlio krašto į kitą. Plačiai traukime ir pastatome gan plačiai. Taigi keliaujame į atsispaudimų poziciją ir 3, 2, 1 ir pertraukiam svorį, atsitupiam atgal. Ir į kitą pusę atsitupiam atgal. Iš vidaus į išorę pertraukiam, atgal. Iš vidaus į išorę, atgal. Plačiai statykite svarelius, kad būtų vietos rankoms, kai leidžiatės atgal. Judam savo tempu, neužskubėkit. Kai leidžiatės atgal, atsiminkit, keliai keliauja prie pat kilimėlio, bet nepadedam kelių. Jeigu labai sunku, kelius galima padėti. Dar 15 sekundžių liko, judame, palaikome tempą. Pirmasis tik tai setas, važiuojame. Ir liko 5, 4, 3, 2, 1 ir ačiū. Nukrauname nugarą. Sekantis pratimas – įtupstas atgal plus spyris su stumimu. Dešinėje rankoje svarelis, darome įtupstą su dešinė koja atgal, grįžtame pirmin, pakeliame kairę koją ir stumiame svarelį į priekį. Taigi pasiemam svarelį į dešinę ranką. 3, 2, 1 ir atgal, grįžtam, spiriam. Ir atgal, svoris prie peties ir spiriam. Ir atgal, grįžtam, spiriam. Ir atgal su dešinė, pristatom, spiriam su kairė. Ir atgal su dešinė, pristatom, spiriam su kairė. Ir atgal su dešinė, pristatom, svoris į viršų. Važiuojam, išlaikom tempą. Kelio galinių nedaužom į žemę, pristabdome apačioje, palaikome balansą, dar 15 sekundžių liko. Nesikūpriname, nugaros tiesios, kvėpuojam 10 sekundžių ir atgal, ir į priekį, liko 5, 4, 3, 2, 1 ir ačiū. Štai tokie pratimai mus pasitiko, jau supratote, treniruotė bus karšta. Dedame svarelius į šalį ir sekančiam pratimui pasiruošiu didesnį svarelį užtaisytam ginklui su svorio pertraukimu. Atsispaudimų padėtis. 3, 2, 1, pakylam ir pertraukiam, užtaisytas ginklas. Grįžtam, pertraukiam, užtaisom. Grįžtam, pertraukiam, užtaisom. Gerai, savo tempu, nenoriu užskubinti, nenoriu užlėtinti, gal kažkas dirba labai greitai, nežinau. Dirbkite savo tempu, nepamirškite taisyklingai kvėpuoti, laikykite korpusą itin įtemptą. Įkvėpimas apačioje, iškvėpiant grįžtam. Dar 15 sekundžių liko, korpusai tvirti, nesibuokite į šalis per daug, suimkite bambas į stuburus, prispaustas presiukas aktyvus ir liko 5, 4, 3, 2, 1. Ačiū. Nukraunam nugarą, keliai ant žemės, atsipalaiduojam, atsikvėpuojam. Jeigu trūksta atsigavimo tarp pratimų, paspauskite pauzę, o aš jau ruošiuosi kitai pusiai su įtupstu atgal ir spiriu. Svoris kairiai rankoj, žingsnis atgal kairė koja. Ir 3, 2, 1, važiuojam. Atgal, grįžtam, spiriam su dešinė. Ir atgal, grįžtam, spiriam su dešinė. Korpusai tvirti. Atgal, grįžtam, spiriam. Ir atgal, svoris prie peties, stumiam. Ir atgal, svorį stumiam. Važiuojam, dirbam savo tempu. Keliai tvirti, žiūri pirmin, nesibuoja į šalis. Išlaikykite balansą, palaikykite tarpą tarp kojų, turėsite geresnį balansą. Dar 15 sekundžių liko, kvėpuojam,
Kvėpuojam, kvėpuojam, važiuojam. Gerai, palaikykit iki galo. 5, 4, 3, 2, 1 ir ačiū. Gerai, esame superseto viduryje, dabar laukia užtaisytas ginklas su pertempimu ir po to viena pusė įtupstas, vėl užtaisytas ginklas ir kita pusė įtupstas. Taigi tiek dar liko. 5 sekundės liko iki pratimo, pasiruoškit, atsispaudimų padėtis ir 3, 2, 1 ir važiuojam. Atgal, grįžtam, pertraukiam. Atgal, grįžtam, pertraukiam. Užpakaliukai žemiau, kai grįžtat, atsispaudimų padėtis, nestatykit palapinės su kūnu, įtempkite sėdmenis žemiau, nuleiskit, žinau, norisi kelti. Išlaikykite stabilumą, kvėpuokite, su iškvėpimu prispaudžiame bambą į stuburą. Išlaikom tempą, išlaikom tempą. Dar 15 sekundžių liko, važiuojam. Gražiai pertraukiam, palikit vietos savo rankom, kai keliaujat atgal. Dar liko 5, 4, dar spėsit, 2, 1 ir ačiū. Keliai ant žemės, nusikraunam, atsikvėpuojam. Na ką, dabar vėl grįšime į įtupstus atgal su spiriu į viršų. Atliekame dešiniai pusiai, dešiniai pusiai svarelis ir 3, 2, 1, dešinė koja atgal, grįžtam, spiriam, žygiuojam, atgal žemyn, grįžtam į viršų ir žemyn, grįžtam į viršų ir žemyn, grįžtam į viršų, kvėpuojam, opa, grįžtam, pilvo presas aktyvus. Nebūkite kaip lėlytė pučiama vėjyje. Tvirtai suimkit kūną, visus raumenis įtempkit, kad kūnas palaikytų balansą ir nesiuvotų į šalis. Žygiuojam, dar 15 sekundžių liko. Ir 10 sekundžių, palaikom tempą iki galo, nesulėtėkit. 5, 4, 3, 2, 1 ir ačiū. Gerai, pailsim. Na ką, dar vieną kartą užtaisytas ginklas ir dar kartą įtupstas su kita puse ir bus baigta. Taigi imame didesnį svarelį, atsispaudimų padėtis, 3, 2, 1, prikeliam kelius, važiuojam. Ir traukiam, grįžtam atgal. Ir traukiam, keliaujam atgal. Gerai, traukiam, keliaujam atgal. Kvėpuojam, korpusai tvirti, keliukai stiprus. Leidžiam kelius kuo įmanoma žemiau prie kilimėlio, kai keliaujame atgal. Rankos tvirtai kilimėlį įsikibusios, delnai išplėsti, kad turėtume didesnę bazę atsirėmimui. Važiuojam, išlaikom tempą, kvėpuojam. Žinau, jau pulsas kyla, 15 sekundžių dar liko. Važiuojam, važiuojam, 10 sekundžių, dar spėsit keletą tikrai. Ir liko 5, 4, 3, 2, 1 ir ačiū. Gerai, nukraunam nugarytę. Ir paskutinį kartą įtupstas atgal su spiriu bei stumimu. Kairėje rankoje svarelis, kairė koja keliauja atgal. 3, 2, 1, važiuojam. Ir žemyn, grįžtam, dešinę spiriam. Žemyn, grįžtam, dešinę spiriam. Važiuojam, nedaužom galinio kelio į kilimėlį. Pristabdom, kai keliaujame atgal. Bus didesnis balansas, daugiau raumenukai pasijungs, daugiau užkabinsit. Laikom korpusą tvirtai, kai kyla svoris į viršų, būtinai iškvėpimas. Ir iškvėpiam. Įkvėpiam ir viršuje iškvėpiam. Dirbam. Dar 15 sekundžių liko. Tvirti korpusai, žinau, nuovargis jau daro savo, bet jau po šito bus poilsis ir atsipūsim. Liko 5, 4, 3, 2, 1, ačiū.
Na ką, minutė 10 atsigavimui, padėkite svorius žemyn. Tikrai pirmas supersetas turėjo užkurti visą kūną ir prakaito lašai tikrai jaučiu sunkėsi pirmieji. Atsikvėpavus, kai pajausite, kad kvėpavimas susinormalizavo, keliaukite atsigerti ir judėsime toliau. Atsigėrus dedu viską į šalį ir pasakoju, kas laukia antrajame supersete. Pirmas pratimas – vaivorykštės pritūpimai. Čia mažesni svareliai, nepersistinkite su svoriais, bus tikrai nelengva rankoms. Pritūpimas siauras kojos klubų plotyje, svorius laikome delnais nukreiptais į priekį ir va tokiu lanku suvedame juos viršuje. Labai svarbu, užtikrinkite, kad nėra jokios lempos, kuri yra aplink jūs viršuje ir kad jos nesudaužtumėte. Taigi pasitikrinkite vietą. 3, 2, 1, kojos klubų plotį ir tupiam, mojam svorius į viršų. Ir tupiam, mojam svorius į viršų. Ir tupiam, mojam svorius į viršų. Ir tupiam, svoriai į viršų. Ir tupiam, keliai žiūri pirmin, nesutrenkiam svorių. Žemyn, nesutrenkiam svorių. Alkūnės neužrakintos, laikykite alkūnės apvales. Nelaikykite visiškai tiesių rankų, gerai? Naudokite raumenis, ne sąnarius. Ir pritupimas gražus tiesia nugara. 15 sekundžių liko, judam. Jau mano rankytės vargsta, pečiai kaista, žinau. Kelių nesuvedam stojantis ir liko 5, 4, 3, 2, 1. Ačiū. Gerai, svorius padedame. Sekantis pratimas – čiuožėjai. Atsistojame kilimėlio krašte, dedame didelį žingsnį į vieną šalį, pritupiam kryžiuojant kojas ir taip keliaujame iš vieno krašto į kitą. Atsistokite kilimėlio krašte ir 3, 2, 1 ir įtupstas, didelis žingsnis, keičiam. Žingsnis, keičiam. Žingsnis, palieskit žemę. Žingsnis, palieskit žemę. Galinė koja lenkiasi. Didelis žingsnis. Žygiuokite savo tempu, bet stenkitės užtikrinti, kad pritupite giliai. Gerai, paliečiam žemę, galinė koja kryžiuojasi, žygiuojam, nugarytės tiesios, nesikūprinkit, rankos kaip lėktuvėlį imituojant. Iškelkite tiesias rankas. Dar 15 sekundžių liko, didelį žingsnį dedam, kuo didesnį. Antroje serijoje sunkinsime, tad pasistengiam pagauti balansą. Dar liko 5, 4, 3, 2, 1 ir ačiū. Na ką, štai tokie antrojo superseto pratimai. Kuriam pirtelę, tikrai kuriam pirtelę. Griebiame mažesnius svarelius vaivorykštės pritupimams, atsistojame klubų plotyje ir 3, 2, 1, svareliai delnais į priekį ir tupiam, mojam į viršų. Tiesia nugarą tupiam, mojam į viršų. Pėdos pilnai ant žemės tupiam ir mojam. Tupiam, svarelių viršui nedaužom. Priešinamės inercijai. Važiuojam, korpusai tvirti. Kvėpuojam, viršui iškvepiam. Įkvepiam apačioje, viršui iškvepiam. Tvirti korpusai, alkūnės prilenktos. Neištieskit alkūnių, prilenkiam, delnai nukreipti pirmin. Dar 15 sekundžių liko. Ir keliukai tvirti, dirbam. Ir liko 5, 4, 3, 2, 1 ir ačiū. Na ką, mano rankytės jau dega, pečiai garuoja. Manau, ir jums tas pats, jeigu labai sunku, kitą setą darykite be svorių arba imkite mažesnius. Važiuojame į čiuožėjus, dabar bandysime atlikti viską su šuoliuku. Atsistokite kilimėlio šone, pasiruoškite. 3,
2. Viena užkryžiuojam ir šuoliukas atgal. Dabar didelio įtupsto nedarom ir peršokam atgal. Peršokam atgal. Jeigu galit, galinės kojytės nepridėkite užkryžiuojant, bet mokite už savęs. Va taip užkryžiuojam ir kuo įmanoma didesnį šuoliuką, atsargiai, kad nepaslystumėt, labai nuo dangos priklauso. Į viršų peršokam ir į šoną peršokam. Važiuojam su mini šuoliuku, jeigu išeina su maxi šuoliuku. Dar liko 15 sekundžių, išlaikom tiesias nugaras. Susikaupkit, jau nuovargis gali daryti savo, kvėpuokit, kovojam su nuovargiu, kovojam su gravitacija ir liko 5, 4, 3, 2, 1, ačiū. Nieko nesakysiu, žinau, kad sunku. Atsiremkite ant kelių, atsikvėpuoti, išsivaikščiokite krūvį. Ir keliaujame paimti mažesnius svarelius paskutiniams vaivorykštės pritupimams. Ir 3, 2, 1, tupiam, mojam į viršų. Ir tupiam, mojam į viršų. Tupiam, mojam į viršų. Jau man nekyla svoriai, jeigu ir jums nekyla, prilėtinkite tempą ir su atsistojimu stipriai išstumėme svorius į viršų. Ir stipriai išstumėme į viršų. Delnai nukreipti pirmyn, atsiminkit. Kelių nespaudžiami vidų, išlaikom kelius, keliai žiūri priekį. Susikaupkit, nedaug liko, žinau, jau nuovargis daro savo, dar 15 sekundžių atidirbam. Važiuojam, opa. Važiuojam, opa. Važiuojam, dar liko 5, 4, iki galo atidirbam, 2, 1 ir ačiū. Jau rankelės man atsisakė, manau, jums irgi jos pradeda dainuoti dainas. Dedam svarelius į šalį, šiek tiek paleidžiam kvėpavimą, jeigu sunku pristabdykite, pasiruoškite kitam pratimui daugiau. Ir keliaujam į čiuožėjus, atsistojam kilimėlio krašte ir 3, 2, 1, kas galit šuoliuojam ir opa, ir opa, ir opa, kas negalit, atlikite žingsniuką kaip pirmoje serijoje. Važiuojam savo tempu, kiek išeina, kvėpuokit, susikaupkit, šita dalis sunkiausia treniruotėje, dirbam, dirbam, dirbam. Tikrai sunkus supersetas, tad kvėpuojam, kvėpuojam. Neperšokit per daug, kad nepaslysti, jeigu jaučiate nuovargį. Jauskite, kiek kojos laiko, neperspauskit per daug. 15 sekundžių dar liko, nugaros tiesios, nesikūprinam. Krūtinės pirmin. Šuoliuojam, šuoliuojam ir liko 5, 4, 3, 2, 1, ačiū. Nemeluosiu, aš jau į laikmatį pati treniruotėje žiūriu ir galvoju, kadagi čia pasibaigs. Išsivaikštom, atsipučiam, minutė 10 dar atsigavimui, įsikvėpuokite, noriu, kad į kitą supersetą atkeliautumėte šviežius. Kiek įmanoma, žinoma, šviežius. Taigi, kai atsigausite su kvėpavimu, atsigerkite šiek tiek, tik ne per daug, kad pilvuose nekliuksėtų ir keliausime toliau. Išsivaikštom. Na ką, atsigėrėme, atsigavome ir pasakoju, kas laukia trečiajame supersete. Pirmasis pratimas, dubens tiltas, viena koja, plus susirietimas. Atsigulame ant nugaros, mažesnis svarelis rankose. Susiriečiame, kairė koja iškelta. Leidžiantis žemyn, keliame dubenį remintis dešinę koją, o kairę koją tiesiant pirmin. Ir vėl susiriečiame dubenį padedant ant žemės. Taigi gulamės ant žemės, dešinė sulenkta, kairė tiesi, svarelis rankose, susiriečiam, kairė koja pakyla ir dabar išsiriečiam, dubuo į viršų, susiriečiam. Pakylam su dubeniu, susiriečiam. Pakylam su dubeniu, susiriečiam. Išsitiesiam lėtai, susiriečiam sparčiai.
Išnaudokite gravitaciją. Inercinė jėga leis jums pakilti lengviau, jeigu riesitės greičiau. Taigi susiriečiam greitai ir svarelis jums padės susiriesti su inercinė jėga. Dirbame, pakeliam dubenį aukščiau. Dar 15 sekundžių liko. Važiuojam, susiriečiam, siekiam link kojos. Dar liko 5, 4, 3, 2, 1. Ačiū. Gerai, atsipučiame. Sekantis pratimas – svorio supimas. Mirties traukos judesys, vadinasi, dubenį stumiame atgal ir siūbuojame su tiesiomis rankomis sunkesnį svarelį tarp kojų. Atsistojame gan plačiai. Taigi svarelį paimam va taip už galvos, išsitiesiam ir važiuojam. Atgal, išstumiam pirmin, atgal, išstumiam pirmin. Leiskite svoriui siūbuoti. Keliai neužrakinti, nelaikykite kelių tiesių. Netupiame, bet svyrame su sėdmenimis atgal ir iš sėdmenų atsistojame vėl į vertikalią poziciją. Svorio nekelkite aukščiau negu iki pečių linijos. Neužkelkite aukščiau. Taigi iš inercijos išstumiam ir sustabdom tą inercinę jėgą ties pečiais. Dirbam, įkvepiam apačioje, iškvepiame viršuje. Dar 15 sekundžių. Važiuojam tiesios nugaros, važiuojam. Ir iš sėdmenų, rankos tiesios ir liko 5, 4, 3, 2, 1, ačiū. Ok, svorį padedame, atsikvėpuojam. Dabar mūsų lauks dubens tiltas kita koja su surietimu. Taip atliksime dubens tiltui abiems pusėms po 2 kartus, o svorių supimo bus tik tai 3 kartai. Atsigulam ant nugaros, kairė koja sulenkta, dešinė ištiesta, susiriečiam ir leidžiam svorį už galvos, pakeliam dubenį, susiriečiam. Leidžiam svorį už galvos, susiriečiam. Dubenį pakeliam, susiriečiam, alkūnės apvalios, dubenį pakeliam, susiriečiam ir stumiam dubenį į viršų, susiriečiam. Žinau, sudėtingas pratimas, susiriečiam. Pajungiam smegenis, kvėpuojam. Įkvėpimas išsitiesiant, iškvėpimas susiriečiant. Išsitiesiant įkvepiant, susiriečiant iškvepiam. Ir 15 dar sekundžių liko, palaikome tempą, žinau, kad išsilystate, sugrįžkite atgal, perstatykite kulną ir liko 5, 4, 3, 2, 1, ačiū. Gerai, atsipučiam, atsigulam, atsikvėpuokit, toliau seks svorio supimas. Pasiemam didesnį svorį, primenu, kam reikia, pasispauskite pauzę ilgesniam atsigavimui. Bet jeigu jaučiate, kad galit, važiuojam. 3, 2, 1 ir išsupam svorį, ir išsupam, leiskite siūbuoti svoriui, leiskite jam suptis, rankos tiesios, rankyčių nelenkiam, nedirbam su rankom, rankos neturėtų pavargti, turėtų pavargti galinė kojų dalis, sėdmenukai, šiek tiek nugara ir pilvo presas. Įtempkite korpusą, jeigu nejaučiate, ir svyram atgal, pirmin. Važiuojam, kvėpuojam, dar 15 sekundžių liko, atidirbam iki galo, nedaug jau treniruotės liko, primenu, jokio preso be nusiuko nebus, tad jau čia mes į galą važiuojam. Dar liko 5, 4, 3, 2, 1, ačiū. Svorį padedam ant žemės, atsikvėpuojam. Ir gulamės ant žemės, dubens tiltui, kairę koją, kylame ant kairės. Dešinė iškelta, susiriečiam. 3, 2, 1, važiuojam, dubuo į viršų ir susiriečiam. Koja žemyn ir susiriečiam. Išsitiesiam, susiriečiam. Išsitiesiam, susiriečiam. Ir tiesiam kojytę pirmin, susiriečiam. Ir tiesiam koją pirmin, opa. Įkvepiam tiesiai, iškvepiam susiriečiant. Įkvepiam tiesiai, iškvepiam susiriečiam. Važiuojam, opa. Važiuojam,
Opa, nestumkite apatinės kojos pirmin. Ir 15 sekundžių liko, nes kitaip slysite, jeigu stumsitės save atgal. Dirbam iki galo, dar liko 5, 4, 3, 2, 1, ačiū. Kai atsipalaiduojam, aš tokia varlytė jau iškrentu, tikrai nuovargis daro savo, pas mane taip pat karšta, tikiuosi, kad pas jūs yra gaivesnio oro. Keliaujame paskutiniam kartui su svorio supimu, atsistojame plačiau, išsitiesiam 3, 2, 1 ir siubuojam smagiai. Paskutinį kartą. Opa, važiuojam, neatsiloškit, kai pakylat į viršų, neatsilošiam. Dirbam, tvirta nugara, tvirtas korpusas ir opa, gerai, išlaikom tempą, netraukite svorio su rankomis, turite iš dubens atsistoti, iš klubų stumimo atsistojam. Dirbam, kvėpuojam, apačioj įkvepiam, viršuje iškvepiam, 15 sekundžių dar liko. Palaikom tempą, jau šito pratimo nebus, laukia tik tai dubens tiltas viena koja. Šitą pabaigsim ir bus atsigavimas. 5 sekundės liko ir 3, 2, 1, ačiū. Ok, šitą svorį padedam, pamirštam, atsikvėpuokit ir paskutinį kartą mūsų laukia dubens tiltas viena koja. Pabaigėme su dešinė, vadinasi dešinė koja remsimės, atsigulam 3, 2, 1 ir išsitiesiam, susirečiam, išsitiesiam, susirečiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir įkvepiam, iškvepiam, važiuojam, įkvepiam, iškvepiam, žinau, jau sunku, palaikykite tempą tokį, kokį galite. Jeigu neišeina susiriesti su svareliu, svarelį galite tiesiog padėti ant žemės. Dirbam, kojytė leidžiasi, kojytė kyla. Važiuojam, dar 15 sekundžių liko. Iki galo, žinau, man irgi tikrai sunku. Nemeluosiu, tikrai vargau treniruotę filmuodama, matote, tikrai vargstu ir sunku. 5 sekundės liko, iki galo atidirbam, 3, 2, 1 ir ačiū. Baigta su treniruote. Tikrai trenerė paspaudė, pati ant savęs pyksta, na bet ką darysi. Ovuliaciją išnaudojam savo naudai ir stipriai dirbam. Svorius pasidedam, surečiam kelius link krūtinės, susirečiam į kiaušinį. Ir dabar rankos į viršų, kojos apačioje, išsirieskite, išsiskieskite va taip varlyte. Vėl apkabiname kelius, palikite tarpą tarp kojų, pasibuokite į šalis. Dabar užkryžiuojame vieną koją ant kitos ir leidžiame kelius į viršutinio kelio pusę. Grįžtam į centrą, keičiame pusės, leidžiame kelius į viršutinio kelio pusę. Žiūrime į priešingą viršutinę dalis ant žemės. Grįžtame, pritraukime abudu kelius, dešinė koja ištiesta, kairė koja pakelta, su dešinė ranka perspaudžiame kairę koją į priešingą pusę, pilnam stuburo susisukimui. Atsipalaiduokit, iškvėpkit, nesipriešinkit. Grįžtam į centrą, keičiame pusės. Kairė koja ant žemės, dešinė ištiesta į viršų ir persukam į kairę pusę. Žiūrime į priešingą. Dabar kylame, pasisukame ir atsigulame ant pilvo. Kryžiumi atsigulame, rankos į šalis, galva padėta ant dešinės ausies. Sulenkėme kairę koją ir dabar kojų pirštais siekiame už savęs va tokiu lanku. Kelis turėtų žiūrėti į dangų. Viršutinė dalis kuo arčiau prie žemės.
Grįžtame atgal, keičiame pusės. Ant kairės ausies paguldome galvą, dešinė koja sulenkta, įkvepiame ir su iškvepimu siekiame. Grįžtame į centrą, pakylame ir keliaujame į kūdikio pozą. Rankos padėtos priekyje. Įkvepiam ir apvalia nugara keliaujame į kobrą, pažiūrime į viršų. Ir pradedant nuo galvos, vėl vyniojam stuburą atgal ant kulnų. Įkvepiam su iškvepimu pirmyn, atsidarom, įkvepiam viršui ir su iškvepimu ridenamės atgal. Apačioje įkvepiam, su iškvepimu apvalia nugarą keliaujame į priekį, paskutinis kartas. Ir dabar atsisėskime. Kojos sulenktos 90 laipsnių, pasukame kelius į vieną pusę, toliau sukamės, gulamės ant žemės ir siekiame su ranka, kuo įmanoma, toliau į viršų nuo savęs. Grįžtam, persukame kelius į kitą pusę, toliau sukam korpusą ir siekiam už savęs, paguldant krūtinę ant žemės. Grįžtam, persukame kelius, atsiremiame vieną ranką kaip atsispaudime ir leidžiam krūtinę žemyn. Grįžtam į centrą, persisukame vėl su keliais ir už savęs siekime. Gerai, dabar atsigulkite, kojos rankos į viršų ir gerai viską išpurtom. Išpurtom, turit būti kaip želė, viskas turi drebėti, visiškas drebutis. Aš kaip sakau, pervirtas spagetis. Purtom ir 5, 4, 3, 2, 1, atsipalaiduojam, tiesiog nukrintam ant žemės, užsimerkiam ir atsipalaiduojam kvėpuojant. Na ką, kylame po biškį į viršų. Labai stipri treniruotė, šaunuolės visos padariusios. Kaip jums ji, parašykite komentaruose ir susitinkam kitose treniruotėse. Ate!